Sveiki, būsimieji skaitmeninio meno žinovai. Ankstesnėje pamokoje nėrėme giliai į tradicinio bei skaitmeninio meno savokas. Kėlėme sudėtingus klausimus apie jų ryšį ir reikšmę šiandienoje. Tikiuosi, jog iškelti klausimai užvedė diskusijas jūsų klasėje ir paskatino daugiau pasidomėti įvairiomis meno formomis. Jeigu norite tapti kūrėjais, turite būti žingeidūs jų supančiam meno pasauliui. Domėtis jo istoriją, suprasti šiandieną ir prisidėti prie rytojaus. Juk iš tiesų, prieš kelis metus sukurtas menas jau yra istorija, kuri šiandienoje būtų gimusi visai kitaip. Inovatyvios technologijos, tendencijos ir pagalbinės priemonės daro įtaką kūrybiniam procesui, vizijos įgyvendinimui ir sukeltam susidomėjimui. Viliuosi, jog šių mokymų metu aptartos temos ir iškelti filosofiniai klausimai padės formuotis jums kaip jauniesiems kūrėjams, o taip pat kurti prasmingą bei autentišką meną, kuriuo išties tikite. Atminkite, jog tikrasis menas nepataikauja auditorijai, bet skatina ją domėtis ir pranokti save. Grįžtant prie šiandienos pamokos, toliau tęsime temą apie nepakeičiamus žetonus ir pabandysime suprasti, kuo jie gali būti naudingi rinkodaroje, dar kitaip vadinamame marketinge. Be to, išvysime stebinančius pavyzdžius, kaip didžiausi prekiniai ženklai įdarbina nepakeičiamus žetonus ir meta visatą savo prekių reklamai. Jūs supratote, kad papildoma realybė atveria duris beribiai fantazijai ir padeda išpildyti realiame pasaulyje neįmanomus dalykus. Nepraėjus daug laiko, didžiausi pasaulio prekiniai ženklai suprato tą patį. Meta visata renka ganėtinai didelės potencialių klientų bendruomenės, todėl jų meškerė turi būti mesta ten. Ir, kaip pamatysime netrukus, meškerę jie metė išties apgalvotai, sugebėdami sudominti klientus virtualiais batais ir net patiekalais. Sudominau? Puiku. Visgi prieš susipažįstant su realiais pavyzdžiais, pabandykime suprasti, kokių tikslų vedini prekiniai ženklai leidžiasi į tokias avantiūras. Pirma, naujovės. Kiekvienas prekinis ženklas siekia išlaikyti savo klientų dėmesį. Todėl reguliariai siūlo naujienas, kurios atliepia skirtingus vartotojų interesus, plečia pasiūlą ir skatina įsigyti naujas prekes. Antra, inovacijos. Šiandieninis pasaulis keičiasi kaip niekad greitai, todėl prekiniai ženklai turi suspėti į traukinį, kitaip rizikuoja tapti nepasiekiami ir neįdomus. Trečia, perpardavimas. Šiandien daugelis prekinių ženklų leidžia perparduoti iš jų nusipirktas virtualias prekes. Tokiu būdu vartotojai parduoda NFT skirtingoms auditorijoms, taip automatiškai plėsdami jos horizontus bei suteikdami prekiniam ženklui pasyvų augimą. Ketvirta, naujos kolekcijos pristatymas. Siekiant pritraukti kuo daugiau potencialių pirkėjų naujai prekių kolekcijai, kai kurie prekiniai ženklai prieš tai paleidžia virtualių prekių linijas meta visatoje, kad praneštų apie naujieną ir sukeltų vartotojams laukimo jaudulį. O dabar patyrinėkime realius pavyzdžius. Jums neabejotinai žinomas sportinių drabužių lyderis Adidas, pasinaudojęs tuo metu jau įsibėgėjusių nepakeičiamų žetonų populiarumu, 2022 metais pristatė kolekciją Virtual Gear, lietuviškai virtuali apranga, kurią sudarė 16 virtualių riboto leidimo drabužių. Ši virtuali NFT kolekcija pakurstė susidomėjimą ir suveikė kaip reklama kiek vėliau išleistai fizinių drabužių kolekcijai. Tokia virtuali aprangos detalė šiandien gali kainuoti nuo 0,014 Ether, taigi kiek daugiau nei 31 JAV dolerį, o tai lygu 28 eurams. Virtual Gear kolekcija buvo sukurta kaip PFP nepakeičiami žetonai. PFP tai Profile Picture NFTs, lietuviškai profilio nuotraukos NFT, kuriais galima aprengti savo virtualius avatarus gyvenančius meta visatos erdvėse, tokiose kaip jau žinomose Decentraland ar CryptoVoxels. Na, nors tam tikra žmonių dalis tame nemato jokios realios naudos, kiti tiki, jog meta visatos erdvėse toks profilio nuotraukos NFT skelbia apie vartotojo statusą bei priklausimą atitinkamai bendruomeniai. Šiandien net žymus įvairių industrijų atstovai prisijungia prie šios tendencijos. Štai reperis Snoop Dogg meta visatoje yra matomas tokiu avataru. Idėja neabejotinai sumani, tačiau ar verta tokio sujudimo, paliksiu nuspręsti jums. Pereikime prie kito pavyzdžio.
Greito maisto restoranų tinklo Taco Bell, žinomo dėl meksikietiškos virtuvės patiekalų. 2021 metais kompanija prisijungė prie nepakeičiamų žetonų sujudimo ir į meta visatą paleido 5 skirtingų dizainų animuotus NFT paveikslėlius, dar žinomus kaip GIFs, kurie vaizdavo virtualius meksikietiškus tacos. Gal pamanytumėte, jog virtualus maistas neturi šansų skaitmeninėje erdvėje? Visgi turiu jūs vėl nustebinti. Per pirmąjį pusvalandį buvo išparduoti net 25 nepakeičiami žetonai, o už parduotus tacos gautos pajamos buvo skirtos Taco Bell fondui, remiančiam jaunų žmonių karjeros paieškas. Šie NFT buvo įkainoti po $1 JAV. Tad galima manyti, jog restorano tinklo tikslas buvo ne užsidirbti, o tiesiog pasinaudoti inovatyvę naujovę, plečiant savo žinomumą. Dar vienas įdomus pavyzdys iš kompiuterinių žaidimo prekinio ženklo Atari, kuris kartu su Artifact Studios sukūrė virtualius NFT sportinius batelius, kuriais vartotojai gali papuošti savo avatarą virtualios bei papildomos realybės žaidimuose ir erdvėse. Kadangi šis sumanymas buvo sėkmingas, kompanija pasinaudojo praeitoje pamokoje minėtų šuniukų atvaizdų, sulaukusio netikėto populiarumo, ir sukūrė virtualias šlepetes. Šlepetės buvo pavadintos Doggy Slipper ir įvertintos $7 JAV už porą. Teigiama, jog šlepetės yra itin mielos ir patogios jūsų avatarui. Na, o kitas jums jau gerai žinomas prekinis ženklas Nike 2022 metais kartu su Artifact Studios sukūrė genialią idėją, apjungiančią realų pasaulį ir papildomą realybę. Kiekvieną kartą nusipirkęs fizinę batų porą, pirkėjas gaudavo tokią pačią batų poros NFT versiją, kurią galėjo pritaikyti savo avatarui papildomos realybės erdvėse. Per pirmąsias 6 minutes buvo parduota 600 fizinių ir virtualių batų porų už daugiau nei $3,1 milijonų JAV. Be to, neapsisprendę klientai iki šiol gali naudotis mobiliosios programėlės ir kameros funkcija, kurie leidžia virtualiu būdu pasimatuoti norimus batus. Kodėl tai genialu? Na, tai puikus būdas ne tik išbandyti papildomą realybę, bet ir surasti jos sąsają su realiu pasauliu. Taip pat tokia inovatyvi naujovė leidžia išlaikyti klientų susidomėjimą. Tuo tarpu prekę įsigiję pirkėjai automatiškai garsina ir reprezentuoja prekinį ženklą tiek realiame, tiek virtualiame pasaulyje. Šie pavyzdžiai rodo, jog prekiniai ženklai gali pasiekti puikių rezultatų ir įprasminti nepakeičiamus žetonus, jeigu geba išnaudoti tuo metu aktualių tendencijų teikiamas sąlygas. Nors apžvelgti įvykiai yra gana netradicinės marketingo strategijos, kurios ir stebina, ir žavi, tačiau sunku nesutikti, jog nepakeičiami žetonai gali būti efektyvi priemonė bene bet kokioje srityje. Kas nutiks nepakeičiamų žetonų rinkoje artimoje bei tolesnėje ateityje, dar neaišku. Tačiau kitoje, paskutinėje šių mokymų pamokoje, pasidalinsiu šiuo metu keliamomis hipotezėmis bei spekulacijomis. Viliuosi, jog ši pamoka leido pažvelgti į nepakeičiamų žetonų rinką naujų kampų ir ateityje priimti pamatuotus ir išmintingus sprendimus.